Dodge Challenger 218 3.6 galų varomas. Start bidas 2.6. Galim uždėti 3.2. Nuo. Dar rezervas nepramuštas, bet 2.6 laimim. Kam įdomu, gali sakyti, kiek pasiruošę mokėti. Dedam bidą. Naujas bamperis, naujas sparnas. Ratlankis greičiausiai sveikas. Ratai vienodai pasukti vienodų kampų. Važiuoklė gal stipriai rato nebus išmušta. Bet jeigu ir kažkas pažeista, tai dalių yra, ne problema. Fara. Nėra indikacijos, kad kurtųsi, biški gaila, bet variklis gražus, dulkėtas. Matosi klemas atlenktas, gal kažko neuždėjo gerai, bet nebuvo užkurtas aukcione. Atvežtas birželio 2 į aukcioną. Carfax istorija irgi rodo. Mažas kilometražas. Šiaip visai neblogas variantas, graži spalva juodas, o salonas irgi toks neblogas visai. Tai jeigu už kokius 3.2 nupirktume, Lietuvoje 6 000 eurų plus remontai. Trajekas. 9. Ir važiuoju. Manau, už 15 galim drąsiai tokį pardavinėti būtų. Tai va, kam įdomu, siūlykit, galvokit, atsiųsiu Carfax'o išrašą. Pasičekint galima. Šiandien aukcionas. Galim iki 4,5 sudalyvauti, iki 5 max. Geri metai. Du savininkai. 21 į šoną daus. Ir 24. Nedidelis į priekį. Akcidentas ir 25 gegužės 14 ponas. Airbagai neiššovė. Left side, left front, left rear ir right rear. Airbagai neiššovė, automobilis nutemptas. Ir atitempė į aukcioną. Išpirko iš draudimas, išpirko iš savininko, perdarė taitlą ir įdėjo pardavimą. Šiaip iki to reiškia važiavo ir turėtų kurtis važiuoti. Tech apžiūra praeita rugpjūčio 2 praeitais metais. Verta rizikuoti. Galima būtų iki 4,5 pirkti drąsiai.